turim bibliotekoje, sakyčiau, labai natūraliai, organiškai jos gyvenimą įsiliejančią parodą, bene pirmąją tokią šiais metais. Ir už ją esam dėkingi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai, jos darbuotojams, mūsų kolegoms, kurie jau antri metai, kiek man teko trumpai sužinoti, rengia Lietuvos Ekslibriso parodą. Šios parodos rezultatas yra atviro konkurso būdu ir tiesiog priimami visi autoriai, visos iniciatyvos. Todėl raiška yra pati įvairiausia nuo klasikinių grafikos technikų iki eksperimentinių ir autorinių technikų. Pirmiausia, noriu, savyje padėkoti visiems jums, bibliotekai, kuri imasi ir ėmėsi tos misijos perimti Ekslibrisų judėjimą, parodų organizavimą Lietuvoje. Ir matyt, galbūt ateityje biblioteka ryšis ir tą daryti, reiškia, galbūt tarptautiniu mastu. Ir matyt, čia yra viena tokia įdomi situacija, kad visą laiką būdavo, reiškia, Vilniaus bienalė. Daugelį metų buvo organizuojama vieno žmogaus, tai buvo Valerijonas Jucys, kurio jau tarp mūsų nėra. Ir aš galvočiau, kad ta misija, parodų organizavimas, susitikimai su menininkais, tai yra labai svarbus tas judėjimas į ateitį žvelgiant. Noriu pasidžiaugti, kad visa tai keliauja per Lietuvą, kad keliauja į vairius miestus, populiarinant tą knygos meną, jeigu galima taip pasakyti. Nors visą laiką aš sakau, reiškia, kad tie maži darbai yra vienas iš tų etapų patikrinti tam tikrų idėjų, ar jos veikia, ar jos neveikia, ar patikrinti save, kaip tu gali vienaip ir kitaip pasakyti vizualią formą, tam tikrą žodį, frazę arba kažkokį tekstą, kontekstą. Nors irgi sakau tokius dalykus, kad jeigu nėra ką pasakyti, tai geriau net nepiešti, nerašyti kaligrafijos, nerašyti tekstų, nekurti muzikos, bet jeigu yra ką pasakyti, tai visus tikriausiai turėčiau ir skatinti, ir visiems palinkėti, pasisakyti tas vienokias ar kitokias mintis, ar jos būtų verbalinės, ar jos būtų užrašytos, ar jos būtų sugalvotos atitinkamo formų. Tai linkiu bibliotekai kuo nuoširdžiausios sėkmės, kuriant tą aplinką, kuri mus visus vienyje, kurie mes dirbam Ekslibriso srityje ir ne tik. Grafikos technika labai paprasta, netgi galima sakyti ir nesuskaito profesionali grafikos technika, tai nėra spaudas, tai yra tušas, popierius ir plunksna tiesiog taškeliais ir dėmėm ir linijom atlikta. Tiesiog viskas kaip manoma paprašiau. Ir aš sukūriau savo kursiokės Ekslibriso, tai Vilijos Kasperavičiūtės, jinai irgi yra dailininkė ir kieta grafikė. Tai aš ją taip grafikos technika šiokia tokia, gal nelabai profesionaliai, bet kiek jau sugebėjau, tiek padariau. Svarbiausia yra bendravimas, bendrystė ir ryšys. Per dailę gali žmogus kalbėti, o gali kalbėti žiūrėdamas į akis, gali per žodį, per muziką kalbėti, per judesį, ar ne, visokios tas ekspresijas yra ir visos jas sveikintinos, kad tik tai vyktų pokalbis, kad tik tai vyktų bendravimas. Kęstučiui Šiaulyčiui iš Vilniaus šitas sau vieną ir amžinatilsį Ramunei Chmieliauskaitei. Kūriau tokią techniką, kuri man šiuo metu yra paprasčiausia. Aš paėmiau savo akvarelės, jas sumažinau
apdirbau kompiuteryje ir išleidau ekslibrisus. Bet čia aš norėjau atkreipti dėmesį į tokį mūsų etnokultūrinį, tą senąjį medžio gadynės sluoksnį tokį. Vis leidžia mano gyvenimo patirtis šitą prisiminti ir skatina prisiminti, kad mes esame medžio žmonės, iš to dar natūralaus ūkio žmonės išaugę į buvę. Ir aš tokį biškį paėmiau tą techniką, galvoju, padarysiu, savo anūkui padariau, tokį šuniuką fantasmagorinį. Ir paskui Dichavičius prašė, kad ten padaryčiau, vis prašydavau. Nu, išgravairavau jam ant medžio, nežinau, ar jam patiks ar ne. Ir dar vienas yra, prietelis toks vienas yra, žmogus, tai, bet grinai derinau tą, kad darau savo raišką kažkokią, nelabai stengdamasis užsakovui tam, ar pataikauti, ar įtikti, ar kaip ta klasikinė samprata, kad kam skiri tam žmogui ir tam, būtent visas dėmesys tam yra. Šiandien aš pagalvojau, žinot ką, tokia paroda yra labai dėkingas šaltinis, kai eiti, įsivaizduoji parodoj, kai yra N autorių. Prie kiekvieno darbelio, po 3 prie kiekvieno autoriaus vis gali sustoti ir tai turi skatinti, su kuom tu šnekiesi. Aš analogiją pravesčiau tokią metaforinę su startiniais, sprinteriniais sportais. Bėgimo take sustatyti yra sprinteriai, tai yra sprinteriai. Ir jie duoda startą jiems ir jie bėga. Kokia ten yra situacija? Jis bėga, ne tik tai, kad jis bėga, bet jis bėga jausdamas visą tą grupę savo. Jis šnekasi su jais, kūno kalba kažkokia. Ir jis rungtyniauja ir bėga visą tą distanciją, kartu jie bėga. Tai va šita paroda yra tokia įvairių bėgikų įsirikiavusių. Visiškai galimybė yra analogika ta pati. Tik ten yra menas kūno valdymo, sporto menas, o čia yra vaizdavimo menas. Tik toks skirtumas yra, o kokybė yra visur taip pat išgaunama tokiom pačiom pastangom. Šios darbus aš atlikau tradicinę grafikos techniką, lino raižiniu. Ir taip pat aš su jais dalyvau konkurse, dėl to aš paskutiniu metu, kadangi tą veiklą labai vykdau, šitoj srity dirbu dabar su ekslibrisais, dalyvau konkursuose, tai nusprendžiau šiai parodai pateikti šios 2, sakyčiau, dar nesenus darbus. Ekslibrisas tai man labai, kaip sakiau, patinkanti labai sritis, nes tai kūrinys, kurį galima paskirti, įamžinti kažkokią tai ar žymų žmogų, ar tiesiog kokį miestą, skirti institucijai kokiai, pažymėti jubiliejus, žymės datas. Tai yra žmogaus išraiška. Tai yra ženklas, skirtas ne tik savo, bet ir darant ir kitam. Tai yra maža dalis, tarsi taškas, kuris reiškia labai daug.